Dar vienas savaitgalis, kurį išgelbėjo tik tai Exitas čia in Palanga Angeles. Visi geriausi savaitgaliai ir visi keliai veda į Palangą ir Exit klubą. Gražiausi žmonės, skaniausi kokteiliai, linksmiausi vakarėliai čia būna ir šiandieną mes norim jums papasakoti iš pirmų lūpų, kad sužinotumėt, kur teisinga reikia eiti ir valgyti, ką valgyti, kodėl, už kiek ir kokia iš viso yra maisto restoranų istorija čia planuoja. Norim užduoti jums žiaurę paslaptį. Žinokit tokį dalyką. Atvažiuodami čia ir svajodami apie gardų alutę arba girutę su rūkyta žuvimi, būkite budrus ir neapsigaukite. Jokia čia nerūkyta žuvis, čia chemija. Taip, tai yra dūmų kvapo chemikalais papuošta, gal čiut pasmilkint ant pjuvenų, bet tikroji žuvis rūkyta yra pas vietinius žvejus. O va tokiuose kioskuose nepirkit, nes nespėja žuvies gaminti, kad aprūpintų buvo visą pajūrį ir gaunasi, kad tiesiog ją mirko chemikalas. Don't eat shit. Labą dieną. Kuo jūs vardu? Danas. Ar jūs esat žvejai? Taip. Kiek metų jau žvejojat? Sakykim, nuo kokios 12 metų. Kokią didžiausią žuvį esat pagavęs? 7 kilogramai 200 gramų lydelį. Ką jūs su ją darėt? Žmona išfarširavo. Ar jūs būna atvažiuojat vienas čia į Palangą pažvejot? Būna. Ką pagaunat? Šviesiaplaukę, tamsiaplaukę? Ant tilto plekšnis gerai kimba, bet tos tokios šviesiaplaukis geresnis. Stovim su Rolandu ne prie pačio gražiausio pastato, nors senais laikais. Bet stovim prie jūros. Taip. Prie sausosios jūros. Taip vadinamas buvo restoranas prieš daugelį metų sudegęs. Sovietmečių sudegęs. Ištelių arba sudegė, nes vėrėjau, pamiršo išjungti dujinę. Arba dėl to, kad tiesiog Pavilaičiui atsibodo čia koncertuoti, tai jis paėmė ir sudegė. Būdavo čia anksčiau gražus labai šokiai su muzika, maistu, valgiais ir iki pat pirmos nakties čia žmonės šėldavo. Dabar viskas persikelia, aišku, į Exitą. Mes veikiame ilgiau, grojame ilgiau, maistas skanesnis jo. Bet reikia prisiminti, kas įvyko prieš daugelį metų ir čia pusryčiams duodavo šlapę, ilgą, geltoną ungurį. Opa, juda Palanga. Palangelė tikrai juda, Palangandželas su radistais. Ir norim papasakoti jums dar vieną labai gardų, delikatesinę slaptą vietelę, kuri buvo anksčiau. Dabar jos nebeliko. Smetonos laikais žmonės gyvendami čia ir būdami Basanavičiaus gatvėje galėdavo matyti tokį kioskelį, kur būdavo duodamas pieninis šampanas ir dešrelės. Jo, gimdavo pieninis šampanas, atsirasdavo jisai. Kaip keista, pieninis šampanas ir dešrelės. Taip, čia labai. Toksai. Jisai atsirasdavo iš pasukų, jeigu pasukas labiau parauginant, tokį pieną be riebalų, tai gaunasi tada baltas pieniška girutė, o jeigu dar ilgiau palaikysi, gausis jau ir šampaniukas. Tai va, taip atsiranda pieninis šampanas. Number one, visą laiką, kur mes valgom, visą laiką, kur mes pietaujam, tai visą laiką faktas. Kartais spėjam ir į pusryčius ir vakariniaujam dažniausiai. Vasara terasa. Einam pakalbint virtuvės šefą. Sakykit, kur mes dabar esam, kas čia viskas taip verda? Čia yra terasos vasaros virtuvė, kur viskas verda ir kepa. Sakykit, ar sunkus darbas yra visą vasarą išmaitinti tiek daug žmonių? Nu, žinokit, nelengvas, bet stengiamės. Kas nespėja pavalgyti šiandien, ateina rytoj pavalgyti. Kiek jūsų čia pluša? Vienoj pamainoj būna 8-9 virėjai. O dirba tik mergaitės ar būna ir berniukų? Turim berniukus. Taip, mergaitės gaminsim spagečiai su vištiena ir spagečiai su lašiša mažą porciją. Aš pjaustau daržovės, jūs kepat visi. Tai buvo virtuvės šefas Giovanni ir jo mergaitės. Iš kur tu esi? Iš Kauno! Kur Palangoj tu valgai?
Jūs taupot pinigus tam, kad užeitumėte į Exitą? Kad gerai jaustis vakarėlį, ar galima valgyti svagūnus? Ne. Ar jūs valgot po klubo? Tokia buvo 7-oji Exit Fire serija, protiškai linksma buvo, susitiko visi seniai geri draugai, daug lietuvaičių grojo, atėjo daug labai hebros, pradėjo plūsti čia su gerais vyrais žmonės atgal pas mus į Palangą, nes kur daugiau suves keliai, tik čia į patį geriausią linksmiausią miestą. Kitas savaitgalis vėlgi nusimato dar stipresnis, atvažiuoja unikalus karalius King Unique, Unique. Taip pat turėsim vėl laivą, nepraleiskit, stebėkit mūsų informaciją visą Facebook'e ir mes tau papasakosim, kaip padegti į tą žiauriai rimtai siūbuojantį laivą. O šiaip tai laukiu tavęs Exituke. Mažutę.